Mm. Esu Aistė Dadūra, meninės fotografijos kūrėja. Ir atvirai kalbant, šią nuotraukų seriją aš kūriau nuo 2017 metų. Ir kad išdrįsčiau pasirodyti viešumoje, o ne tik tais socialinėse medijose, man prireikė ne tik jau daug laiko, tik 10 metų. Norėčiau, kad kiekvienas, kuris ateis į Kokoną ir stabtels prie mano alter ego nuotraukų serijos, iš jos išeitų su tuo, ką pats išjautė, be jokių nuotraukų aprašymų, be jokių parodos aprašymų ir išankstinio kažkokio nuteikimo pačiam žiūrovui. Alter ego serija pažodžiui iš lotynų kalbos verstųsi kitas aš. Tai paradoksalu, bet su kaukėmis aš kviečiu žiūrovą nusimti savo kaukės. Nes kiekvienas mes iš aplinkos esame priversti užsidėti ne vieną kaukę, būti kažkokio tai kažkuom kitu, bet ne savim. Ir būtent šitą seriją tikiuosi, kad žmogus išdrįs išlaisvinti kažkokį galbūt senai savyje kažkur pamestą vidinį sutvėrimą, kuris tūnojo visas labai giliai ir niekur neišreikštas, niekur nerodytas, bet būtent yra tas tikrasis žmogaus veidas. Manau, jog kiekvienas esame matę gyvenime bent vieną filmą, kuriame pagrindinis herojus spaudžiamas aplinkos, nelaimingas, gyvena ne taip, kaip norėtų gyventi, filmo eigoje užsideda kažkokią tai kaukę, paslepia savo tapatybę ir pradeda elgtis taip, kaip jis norėtų elgtis gyvenime. Pradeda gyventi taip, kaip visada svajojo. Tai čia yra kažkas panašaus, aš manau. Noriu mestelti tokią mintį žiūrovui, kad mes kiekvienas galime gyvenime visas mums socialiai primestas kaukės mesti į šoną ir surasti tą savo tikrąjį pradą. Pati pirmoji nuotrauka daryta su kaukėmis buvo draugų vestuvėse 2017 metais ir tai buvo visiškai spontaniškai sugalvotas reikalas. Ir nuo tada man kilo mintis vis dažniau surasti kažkokį tai būdą paslėpti žmogaus tapatybę ir surasti modelius. Modeliai yra iš mano draugų aplinkos, kad būtų ryšys, kad būtų komfortiškas bendravimas kuriant. Ir draugystė, aišku, yra tam palankiausia terpė. Ir viskas vyksta dažniausiai organiškai. Visos nuotraukos, beveik visos nuotraukos iš šitos serijos buvo darytos mano namuose. Ir tiesiog kiekvienas kadras buvo išieškotas natūraliai. Fotografija šiuo metu man yra tik hobis. Tikiuosi, kad galbūt ateityje galėsiu tuo mėgautis dažniau ir galbūt tai taps mano profesija. Šiuo metu negaliu taip teigti. Ir
Ir fotografija gyveno visą laiką mano gyvenime. Nuo pat mažumės mano senelis fotografavo, mano tėtis fotografavo mėgėjiškai, neprofesionaliai. Lygiai taip pat ir aš, kiek kitam kontekste, bet ir kiek kitokiam koncepte, negu mano namiškiai tą darau, bet tai visą laiką gyvavo su manim kartu. Kaip jau minėjau, aš prieš 10 metų pradėjau rimčiau tuo užsiiminėti. Fotografija gyveno jau mano kasdienybėje pakankamai intensyviu tempu. Ir šis debiutas yra kaip ir toks simbolinis truputėlį, mano pačios taip pat atsiverimas, nusiėmimas visų kaukių ir tiesiog išlindimas į viešumą, pasirodymas tokiu žmogumi, kokiu aš esu iš tikrųjų, kas man buvo tikrai nelengva padaryti. Baigus kokia.